Labas vakaras visiems. Ačiū, kas prisijungėte. Šį vakarą webinare pas mus dalyvauja dvi studentės, kurios mokosi užsienyje ir stoja ten su kastų pagalba. Tai pirmiausiai gal paprašysiu studenčių prisistatyti trumpai ir paskui galėsiu tęsti aš papasakoti daugiau. Julija. Tai sveiki, esu Julija, studijuoju menų ir kultūros bakalaurą Olandijoje šiuo metu, tiksliau Nyderlandų karalystėje, atsiprašau. Nežinau, ką dar reikėtų pasakyti. Manau, pakanka šiam kartui, paskui galėsi papasakoti daugiau. Ar turim antrą dalyvę prisijungusią, pavyko jau turbūt, ar dar ne visai? Taip, viskas pavyko. Sveiki visi, aš esu Barbora. Taip. Mokausi Švedijoje ir esu antrakursė biomedicinos studentė. Malonu su visais susipažinti. Ačiū Barbora, ačiū Julija. Tai aš pati esu Virginija, kastų studijų užsienyje koordinatorė. Pati prieš 4 metus irgi baigiau studijas užsienyje Danijoje, tai viskas apie studijas užsienyje ir man yra nesvetima, artima iš savos tokios asmeninės patirties. Tai šiandien pradžiai iš tikrųjų norėčiau ką padaryti, tai tiesiog glaustai papasakoti apie kastų tiems, kurie dar nėra girdėję. Tai kastų yra organizacija, kuri padeda įgyvendinti svajonės išvykti studijuoti į užsienį. Mes konsultuojam nemokamai, padedam išrinkti programą, universitetą ir lydime viso proceso metu, iki kol mokiniai išvyksta studijuoti. Dirbame jau 18 metų, per šį laiką kastų padėjo įstoti virš 7000 žmonių, tai atstovaujame 44 universitetus Europoje. Ir dirbame iš viso su 7 šalimis, apie visas jas papasakosiu atskirai šiandieną, bet daugiausia fokusuosimės būtent į Nyderlandus ir Švediją, nes čia studijuoja mūsų webinaro dalyvės. Tačiau prieš pradedant kalbėti būtent apie visas tas šalis, norėčiau pirmiausia gal tiesiog aptarti mitus, kurie vyrauja apie studijas užsienyje. Tai pirmasis mitas ir labiausiai visus iš tikrųjų bauginantis, tai yra, kad studijuoti užsienyje yra brangu. Iš dalies tiesa, bet viskas labai priklauso nuo pasirinktos šalies bei pačio universiteto, kas tu dirba su tomis šalimis ir tais universitetais, kur studijos prieinamos kiekvienam ir kainos tikrai nėra labai didelės. Čia matote paruoštą lentelę, kurioje palyginome, kiek kainuoja studijos Lietuvoje ir mūsų atstovaujamose šalise su tokia prielaida, kad studentas ne tik mokosi, bet dar ir dirba bent 15 valandų per savaitę. Ir ką pastebime, tai iš esmės, kad studentas Nyderlanduose, jeigu dirba ir mokosi, tai gali dar ir į pliusą išeiti. Ar ne? Tuo tarpu Skandinavijos šalise, Danija, Suomija, Švedija, panašiai gaunasi apie 800 eurų pliuso per mėnesį. Tai žodžiu, ne tik, kad pavyksta, kaip sakant, pasidengti išlaidas, bet dar ir sutaupyti kitose šalise. Iš esmės dažniausiai užtenka pinigų tik, kad pilnai pasidengti savo išlaidas, bet ir tai gerai, manau. O tuo tarpu Lietuvoje matom, kad minusas yra toks nemažas, netgi jeigu žmogus studijuoja nemokamai ir dirba dar studijų metu, tai vis tiek išlaidos yra gerokai didesnės negu pajamos. Tai kokia pagrindinė mintis iš esmės yra tai, kad studijuoti užsienyje nebūtinai turi būti brangu ir kad kai kur netgi galite turėti daugiau negu kad išleidžiate. Taip, antrasis mitas tai yra, kad norint įstoti reikia labai gerai mokytis. Iš tikrųjų irgi nėra tiesa, nes pavyzdžiui, kalbant ypatingai apie Nyderlandus ir Belgiją, tai stojant dažniausiai užtenka motivacijos, nes universitetai yra tokio požiūrio, kad tiesiog jie suinteresuoti priimti žmogų ir suteikti jam išsilavinimą tam, kuris tiesiog to nori ir nesvarbu, ar tas žmogus gerai labai mokosi ar nebūtinai. Tiesiog dar svarbu, ką paminėti toj vietoj, kad lygiai taip pat kaip tave lengvai priėmė, gali tave lengvai ir išmesti ten, jeigu tu nesimokysi. Tai mokytis reikia visur. Taip pat gerai, kad šitose šalise, Nyderlanduose ir Belgijoje, tai dažniausiai užtenka anglų kalbos valstybinio egzaminų. Nereikia papildomų jokių testų. Yra aišku išimčių tam tikrų. O stojant į Skandinavijos šalis reikia, kad metinis vidurkis jau būtų nežemesnis negu 7, bet dažniausiai motyvaciniai laiškai nėra reikalingi. Tai trumpai tariant, skirtingos šalis, skirtingi reikalavimai, bet iš esmės stojimas nėra sunkus. Ir jei pažymiai yra šiek tiek žemesni, tikrai dar nereiškia, kad studijos užsienyje yra ne jums.
Trečiasis mitas - baimė, kad nepavyks susikalbėti angliškai. Šito bijo, manau, dauguma, bet tikrai be reikalo, nes kas tu dirba su šalimis ir universitetais, kurių anglų kalba taip pat nėra gimtoji, jie irgi daro klaidų. Aš iš patirties pati irgi žinau, kad per laiką tiesiog pavyksta kiekvienam persilaužti, nes vis tiek tenka bendrauti ir su kursiokais, ir su dėstytojais, ir su vietiniais žmonėmis. Tai tas lūžis tikrai ateina ir bijoti nereikia. Na ką, ir turime pirmąją šalį, Nyderlandus, tai pati populiariausia iš tikrųjų šalis, nes ten kiekvienais metais išvyksta daugiausia žmonių. Ir taip yra ne be reikalo, švietimo sistema ten tikrai aukšto lygio, studijų kaina nėra didelė, 2601 euras už metus mokslo ir egzistuoja įvairios paramos dirbantiems studentams. Tos paramos siekia apie 1000 eurų per mėnesį. Yra grąžinama ir negrąžinama dalis paramos, tai studentai gali patys pasirinkti, kurią paramą nori pasinaudoti. Taip pat yra galimybė pasiimti studijų paskolą, studijų kainai padengti, jeigu tik yra toks poreikis. Tai va, tai ties čia perleidžiu žodį, manau, Julijai, čia trumpai aš, o tada Julija gali papasakoti daugiau, nes ten gyvena, studijuoja ir tikrai daugiau žino. Taip, ačiū labai. Taip, pasidalinsiu savo patirtim. Kai kurių skaidrės, tai kažkaip taip gavosi, kad kažkaip atrodo kaip rašinio teiginiais rašiau savo skaidrės, tai atsiprašau, bet galbūt kažkiek užkabliuosius mano pristatymus. Tai va, tai iš esmės išvažiavau į Olandiją, į Nyderlandus, kad įgyčiau naujų įgūdžių ateičiai. Nes mano motyvacija iš tikrųjų buvo ir vis dar yra studijuoti ir apskritai kurti kiną arba teatrą, dar nežinau, kuris iš tų dviejų, bet aš pasirinkau studijuoti būtent teorinės studijas, būtent tyrimų universitete lietuviškai būtų, tam, kad išmokčiau kitų dalykų, tai pavyzdžiui, analizuot, ar tai būtų meno kūriniai, ar tai būtų kultūra, ar tiesiog man labai, aš jaučiau, kad aš asmeniškai man trūksta tiesiog analitinių žinių, kurių, man atrodo, tiesiog reikia tokiose profesijose, kaip, nežinau, jeigu nori tikrai gerą filmą sukurti, tai man taip atrodo, kad reikia tikrai mokėti analizuoti ir tiesiog, kad padarytų daugiau sluoksnių, ne, meno kūrinyje. Tai čia iš esmės mano pagrindinė buvo tokia motyvacija. Na ir apskritai, galima vėliau čia pasižiūrėti. Jo, ir išvažiavau neatsisukus atgal, iš esmės dėl to, nes jau labai seniai žinau, kad studijuosiu užsienyje, bent bakalaurą tai tikrai. Kažkaip niekada nesėjau savęs su ne tik kad Lietuva, bet tiesiog mano visa šeima baigė studijas užsienyje, tai galvoju, kad čia man toks visai natūralus, normalus dalykas yra išvažiuoti. Tai va, ir čia yra truputį tokių kadrų iš mano kol kas 2 metų. Ir tai maždaug apie tai aš ir kalbėsiu. Tai kas buvo pirmais metais, kokios buvo studijos, kokie egzaminai, kas labai tikrai šokiravo iš tiek teigiamus, gal tiek ir neigiamus pusės, koks yra mano pirmas darbas, mano užklasinė veikla, 2 metais, kas naujo, kas seno. Na ir žinoma, apie 3 metus galiu kalbėti tik tai ateities laiku, nes dar nežinau, kas ten bus tais 3 metais. Tai va, bet labai norėčiau papasakoti ir apie stojimo procesą ir norėčiau labai padėkoti, kad tu, todėl kad buvo labai didelis iššūkis prieš išvažiuojant, iš esmės mėnesių iki išvažiavimo, todėl kad aš baigiau mokyklą 23 metais ir tą vasarą iš esmės prieš mūsų brandos atestato gavimą švietimo ministerija kažką ten sugalvojo, kad bus elektroniniai, žodžiu, išduodami tie atestatai ir tai buvo labai tikrai sukėlė labai daug streso ir labai daug neigiamų emocijų, todėl kad pamenu su Kastu bendravom ir jie patys nežino, ką čia daryti, todėl kad neaišku, ar užsienio universitetai priims ten tą brandos atestatą, nes jis visai kitoks. Iš esmės ant atestato ten turi būti visokie
anspaudai ir tam parašai ir jų nebuvo, nu žodžiu, tam buvo tragedija, bet su kastu, ačiū Dievui, pavyko tikrai man susitvarkyti viską, tai tiesiog norėčiau dar kartą padėkoti, nes, nu, tikrai, man atrodo, nebūčiau išvažiavus kitaip. Ir noriu papasakot, ko man reikėjo mano universitetui. Mano universitetas, nežinau kodėl, jis truputį yra kitoks, nežinau kodėl, vėlgi, bet kas yra kitokio, kad čia gal tikiuosi, kad matosi, reikėjo 10, 11 ir 12 klasės pažymių. Dažniausiai reikia tik tai 11 ir 12, nežinau kaip su dabartiniu stojimu, gal jie dar kažką pakeitė, bet Vis mano dar yra tas vienas. pats. Vis dar tas pats. Nu, tai va, tai gal truputį keista tiesiog, nes ypatingai Olandijai kažkaip, bet kas kitas stojo į Olandiją, jiem nereikėjo, bent jau iš mano draugų, tos 10 klasės pažymių, bet man reikėjo susiveikti, reikėjo grįžti į seną mokyklą, nes irgi buvau perstojus, nu, ten irgi daug dalykų buvo. Man reikėjo išsilaikyti IELTS-ą, kai aš laikiau, buvo, man atrodo, 6,5 minimumas, o gal 6,0, nuoširdžiai neprisimenu. Žinoma, reikėjo motyvacinio laiško, tai prie jo visai ilgai dirbau. Na ir tada atestato. Jau kai gavau, tada jiem reikėjo nusiųsti. Ir taip pat, kas buvo keista, kad būtent mano universitetas prašė jiem nusiųsti per paštomatą, kad neužteko jiem tik tai elektroniniu būdu jiem nusiųsti to. Jo, paštu, atsiprašau. Tai jiem dar šito reikėjo. Tai irgi buvo streso, bet, žodžiu, viskas susiveikė. Bet tiesiog, tai yra dalykai, ką reikia tikrai pasižiūrėti iš anksto, nes, nu, tiesiog tokie dalykai gali įvykti ir kai kurie žmonės, žinau, kad yra neišvažiavę, būtent į mano universitetą yra neišvažiavę vien dėl to, nes per vėlai kažką sužinojo ar per vėlai susižiūrėjo. Tai čia yra tiesiog labai didelis darbas, apskritai skirti laiko stojimui, nes tikrai užima labai ilgai. Ir čia parodysiu visą kelią. Tai kadangi jau sakiau, kad žinau, kad studijuosiu užsienyje visai seniai, nuo 8 klasės, ir aš iš esmės pradėjau viską daryti jau 10 klasės pabaigoj, nes dar buvo karantinas, žinoma, nu tai kadangi kaip ir tokio ir daugiau laiko ir apskritai, kai būdavo nuobodu, tiesiog žiūrėdavau, nes savo turėjau tokį tikslą jau tą vasarą, 10 klasės vasarą į 11, jau norėjau turėti universitetą išsirinkus, nu kažką, žinoma, taip neatsitiko, bet bent pradėjau paiešką, tai čia visai didelis tikrai žingsnis buvo. Ir žinoma, tada jau top 3, nes visai daug turėjau ten tų pasirinkimų. Žinoma, visą paiešką dariausi per kastu, nes kažkaip man atrodo, pirmą ir išmetė Google tiesiog kur stot ir man atrodo buvo pirmas pasirinkimas, tai ir pasirinkau per kastu ir praėjo visas mano kelias. Ką galbūt, nežinau, gal truputį, dabar va, kai universiteto mokausi, tai sužinau tokį dalyką kaip limited knowledge ir tiesiog limituotas žinios, tai reikia vis tiek gal daugiau pasižiūrėti ant tų ir variantų ir panašiai, nes kaip ir sakė Virginija, kad vis tiek tik tai su 44 universitetais, pavyzdžiui, turi partnerystę, bet, nu, žinoma, ir daugiau reikia pasižiūrėti, kuo daugiau prisižiūri, pasidarai kažkokią sistemą atmetimo paskui ir panašiai, tai tiesiog gal geriau pats žmogus jaučiasi, nes kartais tiesiog, kai tu turi tik kokį nors gal vieną šaltinį, paskui sužinai po kažkiek laiko, galėjau ir ten, bet nepagalvojau kažką. Mano atveju tai taip nebuvo, aš vis tiek esu žiauriai patenkinta, kad čia įstojau ir tai viskas gerai. Bet tiesiog kažkas irgi apie ką reiktų pagalvoti. Tai va, tai savo top 3 jau išsirinkau tame 11 klasės pradžioj, tada rašiau tą motyvacinį laišką labai ilgai, bet dėl to, nes tikrai labai gerą norėjau parašyti, gal žmonės šiaip neskiria tiek daug, ten 3 mėnesių parašyti motyvacinį laišką, nežinau, man visai svarbu buvo tikrai gerą parašyti, pateikiau sausio gale. Atsakymas sužinojau vasario 16 dieną, visai simbolinė 2 prasmėm dieną, nes, žinoma, Lietuvos nepriklausomybės diena buvo. Ir kaip tik tą dieną skridau čia į savo miestą aplankyti draugės, kuri mokosi mano programai ir metais vyresnė buvo. Norėjau aplankyti tiesiog tuos top 3 universitetus. Ir kaip tik va tą dieną, kai nusileidau, atsidariau, įsijungiau internetą ir pamačiau, kad įstojau čia. Ir paskui kitom dienom, visas, man atrodo, kad čia ir buvo likimas iš esmės. Tai va, tai toks visai irgi smagus dalykas buvo. Na ir tada, žinoma, aš galvojau,
iki kovo mėnesio, galvojau, kad sunkiausias dalykas bus įstot. Tai yra, gal labiau tą motyvacinį laišką, aš ten labai daug dėjau, ten tų vilčių ir visą savo energiją, bet iš tikrųjų Olandijai didžiausias iššūkis yra susirasti apgyvendinimą. Ir tada labai iš tikrųjų buvo, niekada gyvenime nekartočiau šito periodo savo gyvenime, turbūt, kad teks, nes vis tiek tiesiog gyvenimas toliau eina, bet tiesiog labai yra tragiškas laikotarpis, sakyčiau, bent jau mano atveju, nes žinoma, kadangi anksčiau įstojau, tai aš labai anksti ir pradėjau ieškoti, kur gyventi, buvo labai sunku. Ir iš esmės tik tai ten Liepos kokią 11, man atrodo, gavau aš pasiūlymą iš universiteto. Ir čia, pavyzdžiui, aš nežinau, kas suveikia. Čia pasirašiau skliauselę su strategija, nes, žodžiu, buvo taip, kad kovo balandį nieko neturėjau, niekas, iš esmės yra labai sunku, kai esi iš Lietuvos, pavyzdžiui, ieškai, kur gyventi ten online arba netiesiogiai. Yra sunku, todėl, kad daug kas nedaro tų susitikimų per internetą, žodžiu, per kompiuterį, tai net neatrašo į laiškus ir visa kita, bet žodžiu, kas man buvo, kad man atrašė žmonės iš Vokietijos, o aš gyvenu, mano miestas yra labai arti Vokietijos sienos, 7 km iš esmės. Ir jie man atrašė ir mes ten, žodžiu, ir susiskambinę buvom, su visais kamburiokais susipažinau, mes ten kalbėjom labai ilgai ir aš jau visai ten jau nusižiūrėjau tą vietą buvau, nes buvo labai pigu pakankamai. 40 kvadratinių metrų buvo, tik tai 400 eurų, kas yra šiaip žiauriai pigiai. Ir, bet vis tiek buvo toks, kur tada labai daug kyla klausimų, nes, pavyzdžiui, kaip ir Virginija pristatė apie darbą, ne? Tai tu, kai dirbi čia, gauni ir ten visokias ten paramas, bet ir, kaip yra lietuviškai, insurance, užkata žodis? Draudimai irgi gauni Olandijos, bet jeigu tu gyveni Vokietijai, viskas yra kardinaliai kitaip, ten tiesiog labai daug visokių dalykų. Ir ką, žodžiu, pradėjau daryti, aš pradėjau skambinėti į universitetą, rašyti laiškus, sakydama, hei, ar galit man padėti, prašau, nes aš dabar nežinau, kokių man ten dokumentų reikia, visa kita, kad iš esmės juos pastoviai informuoti, kad aš turiu tokią situaciją. Ir kad jie žinotų, nes man kažkas, pamenu, yra sakęs, kad jie tau, universitetas tau iš esmės nepadės, jeigu jie nežinos apie tave. Tu gali juos ten gal vieną kartą informuoti, bet to neužtenka. Tai aš pradėjau iš esmės bombarduoti ten kas savaitę, iš esmės ten skambindavau, rašydavau, ten viską darydavau. Ir galbūt dėl to, nes jie gal tiesiog ar prisimena, ar kažkas įvyko, žodžiu, kad jie man pagaliau davė pasiūlymą gyventi šitam name, kuriame jau gyvenu 2 metus. Bet kitaip tai nežinau, arba aš ten toje Vokietijoje gyvenčiau, kas būtų šiaip visai sunku, nes, pavyzdžiui, transportas tai palyginus su Vilnium, su Lietuva, tai labai blogai veikia. Būna neatvažiuoja, būna tiesiog nepasirodo arba vėluoja ir tu neturi jokių pranešimų apie tai. Žodžiu. Tai turiu draugę vieną, kuri gyvena tą miestą, kur būčiau aš gyvenus, tai nepavydėtina situacija. Tai žodžiu. Tai, bet va čia vienas, ką tikrai pasiūlyčiau visiems daryti, jeigu turi tokią situaciją, bombarduokit universitetą skambučiais, laiškais, tegu jie žino apie jūs ir gal turėtų tikrai padėti. Ir mokslai prasideda rugsėjo 4, o prieš tai yra ir Intro Week arba Introduction Week, kaip Vilniuje irgi būna Lietuvoje, tokie susipažinimo dalykai, tik jie yra visiškai skirtingi negu kas vyksta Lietuvoje, kiek man draugai pasakojo. Tai iš esmės labai svarbus įvykis, labai yra svarbu ten nuvažiuoti, nes iš esmės ten susipažįsti su savo kursiokais. Turbūt beveik 100% galimybė, kad susirasit ir draugų ir visa kita, ir tiesiog labai yra smagu čia. Visokių kultūrinių šokų ir patirsit, bet ir labai fainų dalykų. Tai vat. Ir žinoma, čia mano tie pirmieji metai. Tai žinoma, studijos pagrindinis dalykas, ten draugai tai apskritai labai svarbus irgi dalykas, egzaminai ir darbas. Tai pirmaisiais metais iš esmės buvo mano studijų fokusas bent jau į meno ten istoriją, meno analizę ir tada prasidėjo kultūrinės studijos. Antraisiais metais daugiau yra kultūros. Jau menas lieka kaip toks objektas, kuris gali pasiimti kaip kažkokį tyrimo objektą, bet labiau vis tiek analizuoja kultūrinius dalykus. Ten labai daug apie rasizmą, kolonializmą kalbama, apie
Politikos labai daug mokslų, kas man tai yra pliusas, nes man labai patinka apie tai diskutuoti. Kai kurie žmonės, kurie nebuvo tam pasiruošę, jiem yra šokas, kai kurie perstojo, kai kurie tiesiog nebetęsia studijų, bet jeigu gerai įsigilini į tai, ką studijuoji, tada viskas turi būti kaip priklauso. Ir kas turbūt irgi svarbu apie Olandijos visą sistemą švietimo, kad metai yra suskirstyti į 4 ketvirčius, o ketvirčiai yra iš esmės kaip ir 2 mėnesių toks laikotarpis. Tai vat yra rugsėjo spalio, tada yra egzaminų sesija, tada yra lapkričio gruodžio ketvirtis, tada yra atostogos kalėdų ir tada sausio mėnuo. Nėra, kad visas sausio mėnesį, tiesiog, kad sausio mėnesį nevyksta jokios paskaitos, nes sausio mėnesį, vidury sausio mėnesio yra 2 savaitės egzaminų sesija. Tada yra vasaro kovo mėnesio ketvirtis ir tada yra balandžio birželio. Tai kai baigėsi ketvirtis, tada yra egzaminų sesija. Taip, ir taip pat praeitais metais, kas pirmas mano gyvenime įvyko dalykas, tai susiradau darbą, bet nedirbu pagal, Olandijai, bet dirbu per Lietuvą, tai su korepetitorė ir dirbu per korepetitus platformą. Tai vis tiek tai gal yra tiesiog svarbu, kalbant apie tai, kad tada negauni ten tų paramų, kaip Virginija pristatė, bet man bent jau tai yra tiesiog šiuo metu mano gyvenime tai yra gal geresnis darbas iš tos pusės, kad aš jaučiu, kad kažkokia ir vertė yra, ir man labai patinka tai daryti. O jeigu nepatinka įti darbą, ten jauties, kaip nežinau, tiesiog fizinį kažkokį darai veiklą, man tiesiog neatrodo kaip mano dalykas šiuo metu. Žinau, kad tai reikės patirti, bet dabar, kai turiu galimybę būti korepetitorė ir kažkaip žiniom labiau dalintis ir padėti žmonėm, tai man kažkaip fainiau. Ir žinoma, labai daug keliavau pirmais metais, leidau savo tikrai, nes antrais metais yra labai sudėtinga keliauti, iš esmės tiesiog nėra laiko, nes labai dideli krūviai, pirmais metais gal truputį laisviau, tiesiog reikalavimai yra žymiai žemesni iš tos pusės, kad tu kaip pradedantysis studentas yra to labai daug, kaip čia streso, bet vis tiek kažkaip truputį daugiau yra laisvės ir to laiko yra tikrai žymiai daugiau. Tai va, tai galėjau į Angliją nuskristi sesės aplankyti, į Lietuvą kelis kartus skridau, nuvažiavau į Prancūziją, nes draugė mokosi ir kas faina yra bent jau iš mano miesto, tai mano miestas turi Flixbuso stotelę, kas yra visai svarbu, ir mano miestas yra labai arti oro uosto. Tai Olandija turi kelis oro uostus, pigiausias yra Eindhovene, tai kaip tik tas oro uostas, prie kurio aš gyvenu. Ir iš esmės to Flixbusu galiu arba su traukiniu labai greitai ten nuvažiuoti. Tai dėl to žymiai lengviau man yra keliauti. Žinoma, į kitus Nyderlandų miestus reikia būtinai nuvažiuoti ir labai daug žmonių yra atvažiavę manęs aplankyti, tai kai atvažiuoja pas tave hebra, tada ir visur važiuoji ir tada tiesiog kaip ir randi dar vieną motivaciją pavažiuoti, pakeliauti, nes šiais metais tikrai yra labai sunku ir net nesinori niekur važiuoti, nes nuovargis yra didžiulis, pinigų kaip ir yra, bet vis tiek norisi kažkaip taupyti, tiesiog. Ir žinoma, Belgija yra labai arti, tai pasiemi Flixbusą, pasiemi traukinį, nuvažiuoji į Belgiją, apsižiūri ir grįžti namo. Tai man yra labai paprasta keliauti. Kitiem gali būti truputį sunkiau, nes tiesiog kažkur gyvena toliau Olandijai, kažkur aukščiau, pavyzdžiui, iš Amsterdamo. Nėra taip greitai nuvažiuoti į Belgiją, pavyzdžiui, arba net ir pačią Prancūziją. Man iki Paryžiaus užtrunka važiuoti 8 valandas autobusu, labai greitai laikas praeina, ypatingai jeigu mokai, skaitai, kažką darai, ir susimokėdavau dažniausiai apie 60 eurų, kas nėra daug, palyginus. Taip, ir žinoma, kokie išmokti įgūdžiai iš pirmų metų, tai labai daug visko, bet gal pagrindinis dalykas, kas yra susijęs su apskritai asmenybės augimu, tai yra išmokti pastovėti už savo nuomonę arba už kažkokį, tiesiog kažką, ką tu pamatai, kad yra neteisinga ir aš nežinodavau, kaip reaguoti. Ir jeigu ne mano iš esmės apskritai kurso studentai, kurie visai, gal pratę tiesiog yra kalbėti apie problemas ir informuoti, nežinau, universiteto aukštesnius
kažkokias pozicijas užimančius žmonės. Jeigu ne jie, tai labai galbūt keli dalykai būtų kitokie, nes praeitais metais labai daug dalykų tiesiog labai sufeilino, atsiprašau žodį, su egzaminais kai kuriais. Ir buvo labai daug problemų, nes ten sistema neįrašė ten atsakymų. Ką tada daryti? Ir mums norėjo, iš esmės, čia buvo mūsų paskutinis egzaminas visų metų ir tu kaip ir jį parašai, ten buvo birželio vidurys, turėjau draugę, kuri buvo atvažiavus, kai kurie žmonės išvažiavę jau buvo kitur atostogauti ir gaunam laišką po savaitės po to egzamino, kad atsakymai neįsirašė, tai egzaminas bus organizuojamas po 2 dienų. Ir žinoma, buvo labai didelis, tiesiog, labai visi pasimetę buvo, galvojo, ką čia daryti, kai kurie žmonės buvo išskridę, tiesiog, tai aš tai nežinau, ką aš būčiau darius, aš tai, žinoma, būčiau tiesiog grįžus ir studijavus, bet mokiusis atgal medžiagą ir ėjusi tą egzaminą. Bet daug kursiokų sako, ne, čia yra nesąmonė ir reikia kovoti, nes tai nėra mūsų problema, tarsi ne studentai sukūrė šitą problemą ir mes neturim kentėti, iš esmės, tokie buvo žodžiai. Tai va, tai ką aš išmokau, tai kad reikia daugiau drąsos. Lietuvoje, bent jau iš asmeninės pusės, mokykloje nelabai mūsų gal kažkaip to ar ugdo, ar moko ir kažkaip tu esi pratęs taip nuolankiai priimti kažkokias problemas ir kaip ir, nežinau, spręsti jas tokiu būdu. Tiesiog, daryti to, ko prašo. Tai aš manau, kad man tai buvo labai didelis toks ir kultūrinis šokas ir labai reikia ir vis dar mokytis to daryti. Tai va, čia tas pats, žinoma, meno analizė, tai daug labai konceptų išmokom ir kaip analizuoti ir vis dar tai darom, nes tikrai labai sunkus yra dalykas, sakyčiau. Ir apskritai akademiniai įgūdžiai, tai kaip skaityti akademinius tekstus greitai, čia yra toks dalykas. Žinoma, IELTS pasiruošimas man labai tai padėjo, nes IELTS skaitimo užduotis ir yra tas pats, ką mes darom universitete, tai skaitai didelės apimties tekstus ir turi ten kažkokius atsakymus parašyti, nuo klausimo priklauso. Ir iš esmės, ką aš esu supratus daryti, tai viską skaitai ir ieškai klausimų ir visą kitą, bet užima, pavyzdžiui, 3 valandas, o tau reikia per, pavyzdžiui, 4 minučių padaryti kažkokią užduotį. Ir kaip tai padaryti? Žodžiu, tai išmoksti ten tos akademinius tekstus skaityti, analizuoti ir panašiai. Žinoma, savarankiškas gyvenimas labai didelis dalykas yra, jeigu pradedi dirbti, tai kaip taupyti, ant kiek leisti, ieškoti vietų, kur yra pigiau apsipirkti mieste, tai čia irgi visai įdomus dalykas. Taip, ir žinoma, čia yra visai svarbus dalykas draugų nepastovumas, tai čia turime omeny, kad bent jau name, kuriame aš gyvenu, tai yra su kitais studentais, kai kurie po pusmečio ten važiuodavo kokius praktikas atlikinėti arba grįždavo namo, nes tik pusmečio atvažiavo. Ir aš kai labai prisirišau prie tų žmonių, ko aš gyvenime nelabai darau, ir jie kažkaip dingsta iš tavo gyvenimo ir toks labai sunkus irgi periodas buvo pavasaris, nes priprasti prie to, kad nebeliko tam tikrų žmonių fiziškai prie tavęs. Tai visai irgi toks, nežinau, čia įgūdis, bet tiesiog išgyvenimas, sakyčiau. Bet normalus, čia tikrai viskas gerai. Tai labai daug to tokio asmeninio augimo, manau, ar ne? Iš tikrųjų, ne tik iš studijų pusės, bet ir šito labai daug turėjai. Taip, labai smagu. Jo, kaip ir smagu, kaip ir liūdna, bet tikrai, kad asmeninis augimas, tai jo. Ir žinoma, dar dalykas, ties ko aš vis dar mokausi, bet čia su akademija dar susiję, kad tiesiog, kai reikia kažką kritiškai įvertinti, labai sunku man buvo suprasti, ką tai reiškia. Ir dažniausiai, bent jau Lietuvoje, arba tiesiog taip, kaip aš mokiausi mokyklai, tas kritinis vertinimas yra labiau kaip kažkoks tai ar teisimas, ar tiesiog apie kažkokią neigiamą emociją kalbant, o akademijai tai visiškai turi kitokią reikšmę. Tai nekomentuot, bet tiesiog atrasti kažkokių tiesiog ar kampų, apie ką nebuvo pagalvota, arba ko tiesiog trūksta kažkokioje, nežinau, temoje ar ten tam tekste. Žodžiu, tai buvo tokie dalykai, ką apskritai universitete išmoksta žmonės. Tai, bet čia iš asmeninės patirties, ties ko aš dar mokausi dirbti. Ir čia tiesiog norėjau greitai papasakoti apie tai, kad yra tokia krizė, sakykime, Nyderlanduose šiuo metu.
Kadangi pasikeitė valdžia praeitų metų, ten kažkada vidury metų ir atėjo, iš esmės, kas vyksta, tai švietimo sistema dabar patiria didžiulius nuostolius, todėl kad yra mažėjama lėšų paskirstimas į švietimą. Tai reiškia, kad tam tikri kursai, kuriuos aš mokiausi pirmais metais, kitais metais nebelieka. Nes dar šie metai buvo dar tie normalūs, kai tą patį mokosi pirmakursiai, bet jau nuo kitų metų labai daug kas skiriasi. Ir iš esmės aš neturėjau global cultures, neįsivaizduoju, kas čia galėtų būti. Žinau, kad tam tikri kursai, kuriuos aš turėjau, jos tiesiog, jie yra sumaišyti į vieną, bet vis tiek reiškia, kad kažko yra atsisakoma, kažkas lieka, bet aš nelabai galiu ir papasakot daug apie tai, kas labai keičiasi. Iš esmės keičiasi tai tik tai šitie du kursai - Transmedial Storytelling ir Global Cultures. Tai apie šitos du nelabai ką galėčiau pasakyti, jeigu kažkas turėsit klausimų, visa kita kaip ir lieka. Tai šiaip labai fainas yra šitas kursas Image, Music and Text Analysis, tai iš esmės skirtingos medijos, kaip jas analizuoti, kokius konceptus naudoti ir panašiai. Ir čia matot, kaip yra suskirstoma į tuos ketvirčius. Tai pavyzdžiui, šitas kursas pirmas yra per 2 ketvirčius, tai toks ilgas visai kursas. Cultural Theory yra vienas periodas. Jis buvo labai intensyvus šitas kursas, tai turėjom iš esmės ten tik tai kokias 3 dienas į universitetą eiti, nes turėjom tik tai šitas paskaitas, bet pavyzdžiui, buvo tam tikri pusmečiai, kur turim 5 dalykus per 1 ketvirtį, visi egzaminai yra iš tų 5 dalykų, nu žodžiu, ten crazy dalykai. Tai vat. Ir žinoma, kas su šita nauja valdžia irgi keičiasi, tai kad mažėja apgyvendinimų vietų, taip tai buvo krizė dar yra didesnė. Ir mažėja pinigų studentų asociacijom, kas dabar liečia šiuos metus, nes esu pati studentų asociacijos narė. Tai vat, bet su švietimu jo, yra truputį skiriasi dalykai ir tos pasiekmes jos labai yra jaučiamos universitete. Ir žinoma, truputį noriu papasakoti apie savo užklasinę veiklą, ką veikiu už universiteto, nu, kaip ir ribų, bet kadangi mano šiaip gyvenimas yra susijęs su muzikiniu išsilavinimu ir choru ir panašiai, tai ieškojau iš esmės pirmus mėnesį, gal rugsėjo, vyksta iš esmės atrankos arba tiesiog studentai turi galimybę prisijungti prie visokių užklasinių veiklų, ką norėtumėt veikti. Tai per tą intro week, kur pasakau rugpjūčio mėnesį, tai ten viena diena buvo skirta būtent tokiam intro market, tai tokia didelė mugė per visą kampusą, per visą studentų miestelį, su visom asociacijom, visom veiklom, ką galima veikti. Ir taip pat yra susijęs su sportu, ką galima ten veikti. Nu, ta prasme, labai daug yra veiklos. Tik tai, kas skiriasi, kad kadangi vis tiek yra Olandija, ne visos veiklos yra anglų kalba. Ir ačiū Dievui radau šitam chorą, kuris buvo international friendly arba tiesiog priima narius, kurie nėra Olandai, bet tiesiog nori dainuoti chorą. Žinoma, minusas yra tas, kad pamokos vyksta olandų kalba. Man tai nėra problema, nes aš vis tiek suprantu, ką mes darom iš esmės, nes choro veikloje esu daug metų ir aš tiesiog kažkaip per kūno kalbą mūsų mokytojas per, nežinau, kitus dalykus, arba tiesiog pasiklausiu žmonių, ką jin pasakė, kas čia vyksta, ką reikia ten tobulinti, aš tiesiog supratau ir vis dar suprantu. Tai man tai nėra problema. Kai kuriem žmonėm tikrai gali būti ir tiesiog atgraso ir net nenori nieko daryti su tokiais dalykais, bet kalba, žinoma, labai yra didelis barjeras. Taip, tai va, ir chore galima ne tik tai dainuoti, bet galima, žinoma, ir dainuoti, ir kažką veikti jame, nes kas man asmeniškai patinka su apskritai studentų asociacijom ir sporto asociacijom ir su visko, kas vyksta bent jau Nyderlanduose, kad šitas asociacijas, jų veiklas vykdo studentai patys. Kiek girdėjau iš pažįstamų Lietuvoje, chorinė veikla, pavyzdžiui, VU chore vykdo kaip ir vadovas. Yra kai kurie studentai, kurie ten už kažkokius administracinius galbūt dalykus yra
atsakingi, bet vis tiek viskas yra žymiai kitaip. Nes jeigu studentai vykdo veiklą, tai žinoma, ir tos veiklos gal truputį kitokios, kažkiek gal įdomesnis, neskau, kad kitaip gali būti, bet kas labai yra svarbu dėl finansinių dalykų, vis tiek yra tam tikri mokesčiai. Tai ir vyksta kas kelis mėnesius tokie General Member Assemblies arba tiesiog susirinkimas, kuriame yra apžvelgiama apskritai, ar ten, pavyzdžiui, finansinė veikla, kur yra kas išleista ir tu viską matai, tai iš esmės tas skaidrumas yra labai didelis. Ir kas yra tiesiog labai smagu ir saugu ir faina ir aš labai labai palaikau šitą. Ir apskritai yra smagu, kad tu kaip žmogus, jeigu, pavyzdžiui, norėtum tiesiog turėti kažkokių organizacinių įgūdžių arba, pavyzdžiui, išmokti būti tikrai atsakingu su finansiniais dalykais, tu gali tiesiog prisijungti prie bet kokios asociacijos ir būti finansininku, tokia yra pozicija ir iš esmės tiesiog prižiūrėti biudžetą, pažiūrėti, kur yra leidžiama, ir tiesiog turėti tokias pareigas. Tai va, aš manau, kad tai visai yra svarbus dalykas. Tai va, yra 2 metai, žinoma, ir naujas dalykas tai yra studentų asociacija, apie ką aš ir pakalbėsiu. Tai va, tai kadangi aš mokausi menus ir kultūrą, menus ir kultūros studijas, pagalvojau, kad visai būtų smagu ir įdomu praktiškai dalyvauti kultūrinėje veikloje ir pas mus kaip tik atėjo į vieną paskaitą iš šitos organizacijos buvę nariai ir tiesiog pasako apie jų veiklą, sako, hei, mes ieškom naujos tarybos, lietuviškai būtų, tai jeigu yra kažkas, kas norėtų prisijungti, galite prisijungti. Ir aš pagalvojau, visai gal būtų ir faina ir labai norėčiau išmokti dabar lietuviško termino nežinau, bet networking, tai iš esmės tiesiog užmegzti ryšius tiek mūsų mieste ir apskritai sužinoti, kaip veikia organizaciniai dalykai čia. Tiesiog įdomu man buvo. Tai iš esmės, ką aš veikiu, aš esu kaip ir pagrindinė programerė. Kiekvieną ketvirtadienį organizuojam renginius mūsų teatro salėje, kuri yra labai iš tikrųjų profesionaliai ir padaryta ir nuostabi visom prasmėm. Ir šiandien kaip tik turime netgi renginį, tai turim poezijos ten open mic, arba tiesiog kas nori, gali atvykti pas mus ir skaityti savo poeziją, arba tiesiog paklausyti apie ją ir panašiai. Rytoj taip pat vyksta labai įdomus renginys. Pirmą kartą mano tokią koncepciją susipažinau. Žodžiu, toksai festivalis, kuris vyksta studentų kambariuose, pavyzdžiui, kaip mano, ir vyksta pasirodymai. Žinoma, mažam žmonių skaičiui, ten kokiam 15 max žmonių gali atvykti į tą kažkokią lokaciją, studentų kambarį ir pasiklausyti ar kažkokio muzikinio pasirodymo, ar poezijos irgi kažkokių skaitimų, ar šokių pasirodymų, žodžiu, visko, ką žmonės prisigalvoja. Tai man tai atrodė labai keistas dalykas, gal kas norėtų įsileisti į savo namus žmonės, nepažįstamus ir gal dar čia, kad būtų koncertas, žodžiu, man buvo labai keista, dabar man tai yra žiauriai įdomu, tai labai man yra įdomu, kas bus rytoj, kaip viskas vyks. Tai vat, ir tiesiog per tokius dalykus man tiesiog tokie yra įdomus ir labai džiaugiuosi, kad tai galiu patirti. Ir žinoma, mano labai didelis pasiekimas, tai yra tas vat ryšių užmezgimas, tai esu bendradarbiauju iš esmės su kultūros centru mano miesto, su filmų festivaliu, kas man karjeriškai gal visai būtų strategiškai gerai, su jais pirmadienį susitiksiu, kažkokį irgi turi pasiūlymą kažką veikti kartu, ir žinoma, paskui užsimeska ryšiai ir galbūt su jais vėliau asmeniškai galėčiau dirbti, žodžiu, pažiūrėsim, kaip ten bus. Ir žinoma, su vietiniais teatrais, kurie norėtų pas mus organizuoti savo kažkokį, pavyzdžiui, teatro pasirodymą mūsų toj teatro salėje. Ir žinoma, šitiem visiems bendradarbiavimo partneriam, jiem tiesiog reikia natūraliai studentų kaip publikos. Ir dėl to mūsų organizacija jiem yra labai patraukliai ir mums tikrai labai daug kas rašo, ko aš labai džiaugiuosi, nes aš galvau, jeigu man reikės visiems čia rašyti, ieškoti, aš net nežinau nieko, net nežinau, į ką čia kreiptis, ieškoti kažkokių pasirodymų, tai man buvo labai paprasta pirmą pusmetį, nes iš esmės pas mus eidavo žmonės. Tai va, tai daugiau galite paskaityti mūsų Instagrame ir čia visokie tie pasirodymai, filmus žiūrim ir panašiai.
Jo, čia video buvo, bet nesmė. Šių metų irgi mūsų yra programa truputį skubu, nes jau žiūriu, kad labai daug užėmiau eterą. Tai kaip ir sakiau, labai daug į kultūros visokias studijas mes šiais metais kreipiam dėmesį, kas yra labai įdomu, bet ir žinoma labai daug teorijos buvo, labai daug istorijos, tai gal truputį nepasiruošus aš buvau pirmą pusmetį tiek daug mokytis, šį pusmetį žymiai yra kūrybiškiau ir panašiai. Tai va, nu čia, žodžiu, draugai, visokie čia veiklos ir panašiai, darbas, žinoma, apie kurį aš nekėjau. Ir jau kaip ir Virginija viską papasakojo, tai kaip ir neturiu ką pasakyti. Tik tai vieną dalyką, kad taip dirbti yra patrauklu dėl atlygio ir visų garantijų ir visa kita. Žinoma, susidurti galima su visokiais sunkumais, kad, pavyzdžiui, maža mieste, kaip mano nėra mažas miestas, bet vis tiek priskiriamas kaip mažesnių, yra ir lengva susirasti, bet ir kartu sunku. Todėl, kad darbdaviam nėra patrauklu turėti ne olandiškai kalbančių žmonių, tai čia yra labai didelis, nu vėlgi, kalbos barjeras. Čia yra sunkumai, su kuriais gali susidurti, bet žinoma, viskas yra įmanoma. Tai, vat, nu žodžiu, tai irgi siūlyčiau pradėti nuo 2 metų, vien dėl to, nes pirmais metais labai daug visko ir sunku yra suderinti. Ir daug kas, jeigu pasirenka dirbti pirmais metais, dažniausiai metų studijas, nes arba nesuderina ir, na, tiesiog pasirenka geriau uždirbti pinigų negu mokytis. Tai, nu, irgi galima kritiškai tai pažiūrėti. Na, žodžiu, 3 metais į Erasmusą noriu išvažiuoti, bakalaurinis neįdomu, tai, vat, ačiū, kad išklausėt ir prašau, Barbora, tau eteris. Ačiū, Julija, tau. Taip, tai galim dabar tęsti, ką norėjau pasakyti. Jeigu turit kažkokių klausimų, galite juos užduoti į čatą ir paskui po visos prezentacijos tiesiog atsakysiu ir Julija, ir Barbora į klausimus. Tai tiesiog, kad būtų viskas, kaip sakant, visiems laiko paklausti. Taip, tai ką, važiuojam toliau, papasakosiu toliau apie kelias šalis, ar ne, ką mes turime. Tai keliamės į Belgiją, kuri iš esmės labai daug panašumų turi su Olandija būtent, nes visi universitetai, su kuriais mes dirbame, yra įsikūrę būtent olandiškoje toje dalyje, tai švietimo sistema labai panaši. Studijos Belgijoje kainuoja mažiau, tai yra 1157 eurai metams, kas daro Belgiją dar patrauklesnę, o bakalauro studijos trunka 3 metus. Na, o studijos Danijoje yra nemokamos visiems ES piliečiams. Tai plus dar dirbantis 10 valandų per savaitę, studentai irgi gali gauti stipendiją, kuri yra apie 950 eurų mėnesiui. Danijoje programų pasirinkimas tikrai nėra itin platus dabar, bet universitetai daugiausia siūlo kokybiškas inžinerinės programas. Per gastų taip pat galima stoti ir į Suomiją bei Švediją. Čia kaip ir Danijoje studijos yra nemokamos, egzistuoja grąžinamos ir negrąžinamos paramos, kuriomis gali irgi pasinaudoti visi studentai, kurie dirba 10 valandų per savaitę. Ir būtent Švedijoje šiuo metu mokosi antroji dalyvė, tai ji galės papasakoti irgi daugiau apie šią šalį, tai Barbora, perleidžiu tau žodį. Taigi, sveiki visi. Kaip ir jau buvau prisistačius, aš esu Barbora, antrakursė biomedicinos studentė. Ir mane, panašiai kaip ir Julija, tikrai labai paskatino mano šeima. Mano sesės mokėsi Škotijoje, mano brolis vyresnis mokėsi Danijoje ir Anglijoje. Tad kaip ir nuo mažens aš žinojau, kad jeigu aš į universitetą stosiu, aš turbūt stosiu į užsienį. Taip pat, iš to, kai girdėjau, Julija, aš manau, kad labai įspūdingai susitvarkė su studijom užsienį, bent jau pradėjimu tuo, kad pradėjo ieškotis jau tikrai 10-11 klasiai. Aš galiu duoti pavyzdį žmogaus, kuris to nedarė, kuris galbūt ir jums bus kai kuriems arčiau prie širdies. Aš 12 klasėje iš viso labai stresavau, aš praleidau universitetų aplikacijų visas deadlines ir aš po 12 klasės nestojau į universitetą. Pasiėmiau gap yearą ir pakeliavau, padirbau ir galima sakyti, susitvarkiau mintis visas, nusprendžiau, ko noriu. Ir tada jau galėjau normaliai pradėti ieškoti universitetų ir su tuo man labai padėjo kastu. Kadangi
taip, dabar, kai pagalvoju, tai taip, tikrai galėčiau susirasti ir ten tikrai tas stojimo procesas šiuo metu netrodo toks baisus, bet kai man buvo 18 ir kai viskas yra nauja, visko atrodo yra tiek daug, tų dokumentų reikia milijono, jie tavęs prašo vertimų, dar panašiai, visokių pažymių išrašų. Aš nežinau, kiek kartų aš lankiausi pas savo mokyklos ir sekretorę, ir pavaduotoją, ir socialinę, vien tam, kad aš galėčiau gauti visus tuos dokumentus. Ir susitvarkyti su tuo vienai tikrai buvo sunku ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad rinkausi kastu, kadangi man padėjo, sutvarkė dokumentus, aš galėjau pasirinkti universitetus iš ten ir įstoti. Ir tai tikrai padarė tą visą procesą mažiau bauginantį. Ir tiesiog jaučiausi truputį ramiau su viskuom, kad kažkas už mane sutvarko, kažkas už mane pateikia, aš tiesiog laukiu atsakymų. Na, tai tiek yra turbūt apie mano tokią pradžią į mokslus. Ir aš mokausi Linköpingo universitete. Jis yra Linköpinge, Švedijoje ir tai yra apie 1 valandų traukiniu nuo Stokholmo arba 4 valandos autobusu. Aš žinau, kad vienas iš dalykų, kuris galbūt gąsdina, tai yra, kad išvykimas į užsienį ir būtent tas transportas. Galiu pasakyti, kad į Švediją atvykti yra absurdiškai pigu. Aš už savo bilietus būna moku po 15 eurų. Turbūt brangiausiai, kiek esu sumokėjus už lėktuvo bilietą, tai buvo 30 eurų ir tai turbūt buvo per kalėdinį laikotarpį. Tad tikrai galiu patikinti, kad transporto atžvilgiu yra labai lengva susisiekti. Autobusai taip pat yra palygintinai pigūs, traukiniai priklausomai nuo laiko. Tad su tuo problemų nebūna. Atvykimas tikrai yra lengvas. Linköpingas pats turi oro uostą, tačiau čia yra tik viena kryptis ir ji nėra Lietuva. Na, o apie patį universitetą. Yra 3 campus, arba vadinamieji studentų miesteliai - Vala, US ir Norrköping. Vala ir US yra Linköpingo mieste, kuriame aš studijuoju, o Norrköping yra Norrköpingo mieste. Ir į jį galima nuvykti nemokamai su Linköpingo universiteto autobusu, kas yra labai labai patogu. Kaip biomedicinos studentė, aš daugiausiai laiko praleidžiu US, kas išsiverčia į University Hospital. Tad taip, aš daugiausiai savo laiko, kokio 90%, sakyčiau, praleidžiu ligoninėje, kuri yra taip pat arti miesto centro. Aš pati gyvenu arčiau Valą, kurią galite matyti viršuj nuotraukoj. Tas didelis raudonas pastatas yra turbūt pats populiariausias ir tai yra Student Huset, studentų namas. Ten yra biblioteka, yra labai daug vietų prisėsti, studentų virtuvė, netgi tokia cafeteria, restoranas. Jeigu jums patinka mokytis prie žmonių, ten yra puikus pasirinkimas, kadangi visada būna daug studentų, taip pat yra ir kambarių, kuriuos galima išsinuomoti, jeigu norit ramiau vieni pasimokyti. Taip pat US, kur aš mokausi, yra pirma didelė ligoninė, kadangi tai yra ligoninė ir taip pat viskas yra sujungta tuneliais. Tai reiškia, kad tu nueini iš 10 aukšto į 6 aukštą, kadangi pas mus aukštai neprasideda nuo 1. Man atrodo, žemiausiai esu nusileidžius į 6. Ir tu nueini nuo 10 aukšto į 6 aukštą vien tik per tunelius, neišvydę saulės šviesos. Kas šiaip yra labai labai patogu, jeigu laukia lyja, sninga ar tiesiog nesinori išeiti. Na, tai tiek yra trumpai apie patį universitetą. O apie mano studijas. Kaip ir minėjau, esu antrakursė Experimental and Industrial Biomedicine studentė. Biomedicina, šiaip dažnai būna žmonės labai taip suklaidina, jie nelabai žino, ką aš studijuoju, kadangi išgirsta žodį medicina ir iš karto eina prie gydytojai, daktarai, kad oi, kaip čia sunku. Tačiau biomedicina, aš sakyčiau, yra tas background medicino gydymo. Mes esam tie, kurie dirba laboratorijose, kurie dirba su vaistais, dėl kurių medicina gali veikti tai, kaip jį veikia dabar. Ir mes tiesiog niekada nekalbame su pacientais ar panašiai. Kaip biomedicinos studentė, aš tikrai daug laiko praleidžiu laboratorijose. Ir kaip matot, vienoje nuotraukoje yra kompiuterio ekranas su
žaliu tokiu labai ryškiu, tai čia yra vaisinių musyčių lerva, kuri buvo specialiai taip nudažyta, tam, kad galėtume viską matyti. Kaip tik šiandien buvau laboratorijoje, 3 valandas darėm tokį, kad mums parodytų, kaip gerai veikia vienas enzym. Bet dalykas yra tas, kas yra labai, labai svarbu žinoti apie Švediją, yra tai, kad čia negali būti individualistas. Grupinių darbų yra labai daug. Aš, man atrodo, viena esu rašius dalykus kokius 3 kartus, kad tikrai yra pakankamai mažai individualaus darbo ir yra labai daug grupinio darbo. Tad pakankamai gerai susipažinsit su savo kursiokais ir mano kursiokai man tikrai labai patinka, jie visi yra ir malonūs, ir faini, ir mes visi esam labai international, atvykę iš įvairių šalių, kaip pavyzdžiui, yra žmonių iš Kinijos, yra žmonių, kurie ir gimė toj pačioj ligoninėj, kurioje mes mokomės. Tad tikrai tas yra labai įdomu patirti. Ir tada daugiau apie pačias studijas, tai yra pirma, kad jos aprėpia labai daug sričių. Mes mokomės nuo mikrobiologijos iki analitinės chemijos ir iki to, kas mane asmeniškai labai šokiravo, bioinformatikos. Mes programuojame, kadangi programavimas net ir biomedicinoje yra ateitis. Mūsų metai yra suskirstyti panašiai kaip Julijos. Mes turime 4 dalis, taigi 2 semestrai, 4 dalys, 4 egzaminų laikotarpiai. Tačiau mes mokomės tik po 2 dalykus į vieną ketvirtį. Tai reiškia, kad mes rašom tik po 2 egzaminus, kas tikrai yra labai gerai. Ir taip pat pas mus perlaikymai yra beveik nelimituoti. Kadangi man buvo taip, jog aš po vienos kalėdų atostogų aš neišlaikiau egzamino ir aš tiesiog jį perlaikiau vasaros pabaigoje ir viskas tikrai buvo gerai, ramiai. Ir nereikėjo stresuoti, kad dabar neišlaikysiu egzamino, tai jau viskas nueis šuniui ant uodegos, ko tikrai nebuvo ir dėl ko aš labai džiaugiuosi. Vienintelis, ką galėčiau pasakyti, tai yra, kad dėstytojai yra švedai, su kuo nieko nėra blogo, tačiau kartais akcentas gali sukliudyti, kadangi mano nuomonė švedai labai švelniai kalba. Ir dėl to kartais, kai klausaisi, truputį susimaišo žodžiai, tačiau tai tikrai nepadaro su jų kažkokių blogesnių. Jie visi yra labai malonūs ir taip pat nėra tokio didelio kaip ir skirtumo, kaip sakyčiau, kad yra Lietuvoje. Mes į profesorius kreipiamės jų vardais. Kai rašai elektroninius laiškus, pradžioje rašai hi, tad viskas yra tai pakankamai informal. Kad profesoriui su tavim nesielgs, lyg tu esi, nežinau, kažkoks, kaip Lietuvoje būna girdžiu, kad tikrai ir nemaloniai gali elgtis ir lyg mokiniai turėtų jiems dėkoti labai už viską, ką jie suteikia. Tačiau ten jie tikrai yra labai puikūs žmonės, visada padeda su viskuo, ko reikia. Dėl ko aš tikrai labai labai džiaugiuosi. Ir jeigu galėtume pereiti prie kitos skaidrės. Taigi, studentiškas gyvenimas, kas aš sakyčiau, jeigu jūs norit būti įsitraukę į studentišką gyvenimą, Linčiopingas yra pats puikiausias miestas tam. Kadangi Linčiopingo universitete yra daugiau asociacijų, negu aš gyvenime esu mačius. Man atrodo, kai atsidariau puslapį, jų yra apie 300. Tai nesvarbu, kas patinka, ar užsiimat botaniką, ar mėgstat fantastiką, mezgimą, ar norit rengti vakarėlius, ar norit priklausyti tom rimtesnėm asociacijom, kurios dirba su studentais, dirba su universitetu, tam, kad pagerintų studentų gyvenimą, viską galima susirasti. Ir kaip matot, viršuj, ten yra visi žmonės apsirengę taip panašia violetinė spalva ir jie ypač turi tokius overalls, kurie čia ant pečių susiseka. Tai yra vadinamieji OVE, vienas iš pagrindinių Linčiopingo universiteto dalykų. Kiekviena asociacija ir kiekviena programa turi savo specialią spalvą ir kirpimą. Biomedicina yra tokia šviesi žalia su ilgom kelnėm ir ant jų tu dediesi visokius patches, ir taip pat užsirašai savo vardą. Ir būna vakarėliai, kurių dress kodas yra šitie OVE. Ir taip pat, jeigu vyksta kažkokie renginiai universiteto, tai taip pat rengiesi savo OVE. Ir tai parodo, kam tu priklausai, kas man tikrai labai patinka, kadangi
galima viską susirasti. Ir taip pat Linčiopinge visada kažkas yra švenčiama. Ar egzaminų pabaiga, pavasario pradžia, kartais tiesiog gali susirasti teminį vakarėlį. Taip pat vyksta tiesiog daug vakarėlių tarp žmonių, sakyčiau, kad jeigu ne kasdieną, bet tikrai minimum kas savaitę, minimum kiekvieną savaitgalį gali susirasti, kur nueit, net jeigu ir nelabai daug ką pažįsti. Taip pat dalis studentiško gyvenimo, sakyčiau, yra pats apgyvendinimas. Tai šituo atveju galiu nuraminti, kad čia nėra Nyderlandai. Čia yra Švedija ir Švedijoje viskas yra daug rambiau. Švedai iš tikrųjų yra pakankamai ramūs žmonės. Pats universitetas nesiūlo oficialių bendrabučių, tačiau jie labai artimai bendradarbiauja su viena kompanija, Studentbostader. Ir ta kompanija nuomoja įvairius būstus tik studentams. Tad galima sakyti, kaip ir yra bendrabučiai, tiesiog per kitokią svetainę. Ir pats populiariausias tipas, kuriame gyvenu ir aš, tai yra koridorius. Koridoriuje yra 8 kambariai, kiekvienas kambarys turi savo vonios kambarį. Ir šitie 8 žmonės dalinasi 2 virtuvėm. Tai galima sakyti, kad tu turi vieną virtuvę ant 4 žmonių, kas mano manymu yra labai patogu. Aš moku apie 400 eurų priklausomai nuo valiutos vertės, bet daugiau mažiau tiek išeina ir tikrai yra puikus sprendimas, kadangi tu taip pat gyveni su savo amžiaus žmonėm, tačiau jie visi studijuoja skirtingus dalykus, kas yra labai įdomu, kadangi gali susipažinti su daugiau dalykų, kas vyksta universitete. Ir aš tuo tikrai džiaugiuosi. Ir taip pat, jeigu ne per šią svetainę, galima tikrai susirasti daug kitokių. Ir aš tiesiog noriu nuraminti, kad susirasti gyvenimą čia nėra sunku. Aš susiradau gyvenimą, turbūt gavau savo įstojimo laišką ir per kelias dienas radau, kur gyventi. Tačiau, kas yra labai svarbu žinoti, tai kad Studentbostader sistemoje viskas veikia taškais. Kuo daugiau taškų turi, tuo pirmesnis būsi eilėj. Tad jeigu bent kažkiek galvojat stoti į Švediją, užsiregistruokit toj svetainiai, už kiekvieną dieną yra taškas ir tada kuo daugiau taškų susirinkat, tuo pirmesnis eilėj būsit, tuo greičiau gausit kažkokį apgyvendinimą. Ir taip pat, kad dar noriu paminėti, tai yra dėl kelionių, kadangi man pačiai labai patinka keliauti. Tai, kaip sakiau, patį Linčiopingą smagu pamatyti, kadangi čia yra daug kur išeiti, yra upė per miestą, tad man patinka gamtoj pasivaikščioti, tai dėl to tikrai labai džiaugiuosi. Aplinkui taip pat yra miestelių, galima nuvykti prie jūros, prie ežerų. Kaip minėjau, Stokholmas nėra labai toli, tad jeigu yra laisvų savaitgalių, laisvai galima nukeliauti į Stokholmą ir ten yra ta patinė nuotrauka iš to, kai aš nuvažiavau su draugiam savaitgalį ten. Ir tikrai labai smagu, kadangi galiu patirti ir to didesnio miesto, ir mažesnio. Negaliu Linčiopingo labai mažu vadinti, kadangi esu iš Alytaus, o Linčiopinge yra 150 000 žmonių. Tad tikrai nėra labai mažas miestas. Na, bet tiek yra apie Švediją. Aš labai rekomenduočiau šią šalį, aš labai rekomenduočiau savo universitetą ir savo programą, kadangi man visą laiką mokantis labai patiko gamtamoksliai. Biologija, chemija ir fizika iš dalies. Ir aš žinau, kad norėsiu tai studijuoti. Tačiau dažnai būna, kad turi pasirinkti kažką labiau specializuoto. Kaip, pavyzdžiui, ar eiti labiau į biologiją, į chemiją, ar mano viena draugė mokosi VU neurobiofiziką, kas, žinau, irgi yra mokslo šaka. Tačiau su biomedicina tu gali mokytis daug ką. Šį semestrą mokausi farmakologiją ir sistemų biologiją, o sistemų biologija yra tokia labiau applied bioinformatika. Tad tikrai viską galima pamatyti ir visko galima patirti. Mes taip pat netgi turėjome visą biznio kursą. Tad galėčiau pasakyti, jog Švedijoje ir mano universitete tikrai rasit viską, ko norit, ypač jeigu planuojat mokytis ir savo gyvenimą tęsti su biomedicinos sritimi arba kažkuo susijusi su gamtamoksliais. Tad vėliau jog paskatinau ir mačiau klausimų. Tad klausimus galite siųsti arba į mano Instagram arba Facebooką, arba į klausimus, kurie buvo pateikti per
pristatymą, atsakysim turbūt pakankamai greitai. Jo, atsakysim, manau, po prezentacijos tada, nes klausimukų yra, matau, tai galėsim. Tai aš tik tais, Barbora, dar gal norėjau paklausti apie darbą, nepaminėjai, tai kaip suprantu, nedirbi, ar ne, skiri laiką mokslams. Aš asmeniškai nedirbu, man pakankamai pasisekė, kad mane gali išlaikyti tėvai. Ir kiek žinau dėl darbo, kad minusas yra tas, kad mes vis tiek esam Švedijoje. Švedija nėra angliškai kalbanti šalis, dėl ko gali būti sunkiau studentams, kurie nekalba švediškai, susirasti darbą. Aš žinau, kad kaip pavyzdys, viena mano kursiokė dirba pačioje ligoninėje, ji dirba laboratoriją, tokį labiau techninį darbą, kur ar sumaišai, ką reikia, ar padarai, ką reikia, paprastus dalykus. Ir taip pat žinau, kad mano vienas kursiokas, jis yra taip pat lietuvis, kad jis dirba lietuvišką darbą su lietuviška kompanija, tačiau nuotoliniu būdu. Tai taip įmanoma. Tačiau, kadangi pati nedirbu ir pati neieškojau darbo, negaliu suteikti daug informacijos šiuo klausimu. Supratau. Ačiū labai. Taip, tai ačiū jums, merginos. Tęsiam tada toliau. Galėsim paskui grįžti prie klausimų. Tai va, tai dar trumpai ar ne, priminsiu, kad mes kartu dirbame taip pat ir su Vokietija bei Ispanija. Šiuose šalise studijos vyksta jų vietinė kalba. Vokietijoje studijos yra nemokamos, o Ispanijoje kainuoja nuo 800 iki 2500 panašiai per metus, priklausomai nuo regiono. Bet kadangi Lietuvoje mokiniai yra tai, kad turi aukštą vokiečių ar ispanų kalbos lygį, tai todėl visų pirma siūlom stoti į University Pathway programas, kurių tikslas iš esmės yra išmokti vokiečių arba ispanų kalbos ir kaip įmanoma labiau integruoti žmogų į vietinį gyvenimo būdą. Po šios programos yra galimybė jau stoti į norimą Vokietijos arba Ispanijos universitetą. Tačiau tos visos Pathway programos, ar ne, yra mokamos, kaina ir trukmė priklauso nuo turimo kalbos lygio, vokiečių arba ispanų. Taip pat labai norėčiau visiems papasakoti ir rekomenduoti sudalyvauti mūsų organizuojame Go Study renginyje, kuris vyks vasario 19 dieną. Jis yra nemokamas, online vyksta ir jo metu visi tie, kurie užsiregistruos, turės progą 20 minučių asmeniškai pabendrauti su universitetu, su atstovais universiteto, studentais, užduoti klausimus apie universitetą, šalį ir taip toliau. Tai kviečiu registruotis ir galėsit pasikalbėti su universitetais, kurie dalyvauja, kurie jums yra aktualūs. Taip, o kalbant apie patį stojimo procesą, nes žinau, kad jis irgi yra aktualus, tai visų pirma, reikėtų ką padaryti, išsirinkti studijų programą, universitetą. Mūsų turimas visas programas ir šalis, su kuriuom dirbam, galite matyti kastų tinklapyje, naudojant studijų paieškos sistemą, ten galėsit filtruoti pagal programą, šalį, matyti, kokios programos yra. Antras žingsnis būtų išsirinkus jau studijų programą, antras žingsnis būtų stojimo anketos pildymas. Tai ją galima rasti kastu.lt tinklapyje, užsiregistruojat, užpildot, prisegat dokumentus, išsiunčiat iki tam tikro termino, o terminai yra skirtingi, priklauso iš tikrųjų nuo šalies, tai pavyzdžiui, Danija iki kovo 1 dienos reikia pateikti anketą, tai kas yra jau po pusės mėnesio, jeigu kalbėtume apie Nyderlandus, Belgiją, iki balandžio 1 dienos. O išsiuntus stojimo anketą jau beliks iš tikrųjų patvirtinti savo anglų kalbos žinias ir tam yra 3 būdai, arba brandos egzaminą išlaikyti ir mokytis anglų kalbą B2 lygiu. Nėra skirtumo, koks balas, svarbu išlaikyti brandos egzaminą. Antras būdas tai yra nemokamas Oxford testas, kurį organizuoja kastu. Ir trečiasis IELTS, TOEFL arba Duolingo testas. Tai lentelė su informacija, kurie universitetai kokį anglų kalbos testą pripažįsta, galite rasti pas mus tinklapyje. Tai va, o toliau reikėtų tiesiog laukti atsakymo, jis būna pakankamai greitai iš esmės, per kelias savaitės ar mėnesius, čia priklauso vėlgi nuo universiteto. Tik Danija būna ta šalis, kur ilgiau užtrunka iki Liepos mėnesio gauti atsakymą, o gavus atsakymą galėsit pradėti ruoštis didžiausiam gyvenimo nuotykiui, tai studijoms užsienyje. Šiuo metu jau turim tikrai ne vieną 12-oką, kurie jau yra įstoję į universitetą ir tiesiog pradės studijas rudenį, dabar ramiai baiginėja 12 klasę.
Taip, o kodėl kastu? Tai trumpai ir aiškiai, tiesiog manau, kad mes stengiamės, kad stojimas visiems būtų su mūsų pagalba kuo paprastesnis ir sklandesnis, kaip ir merginos pasakojo, tai stengiamės padėti, kad patiems nereiktų vaikščioti ratais, kvadratais ir gaišti daug laiko aiškintis, kur, kada ir kaip čia reikėtų stoti. Kadangi esame savo srities profesionalai, turim 96% įstojimo garantiją, tai iš esmės specializuojamės būtent į studijas užsienyje ir nesiūlome jokių kitų papildomų paslaugų. Svarbu paminėti, kad visos mūsų pagrindinės paslaugos yra nemokamos, konsultuojam nemokamai, stojimo procesą organizuojam nemokamai, reikia sumokėti tik nedidelį 129 eurų įstojimo mokestį, kai jau gaunamas pirmas priėmimo laiškas, o visos kitos paslaugos ir pagalba yra nemokama. Tai jeigu palygintumėm kastu ir kitų įmonių paslaugų kainas, ar ne, matytumėm, kad stojimas į užsienį per kastu bus bent 4 kartus pigesnis. O taip yra todėl, nes mus remia ir veiklą finansuoja ES institucijos. Čia galite matyti kastų konsultantų kontaktus, gali drąsiai kreiptis, padėsim, kuo galėsim. Aš, Virginija ir kolega mano Vytautas. Tai va, tai tiek. Dabar galim tada, manau, grįžti prie klausimų drąsiai ir tiesiog pratęsti, pasižiūrėti, kokių čia tų klausimų mums yra prikritę. Taip. Tai važiuojame viršų, ką mes čia pirmiausia turime. Taip, tai matau pirmas klausimas. Ar po gap year nėra sunkiau įstoti į užsienio universitetus? Tai čia Barbora turbūt į tave kreipiasi, nes pas tave buvo gap yearas. Tai aš negaliu pasakyti, kad man buvo sunkiau. Aš skaičiau, kad man asmeniškai tai kaip tik labai padėjo. Užsienyje ypač yra labai populiaru pasiimti gap year. Pavyzdžiui, dauguma mano kursiokių yra pasiėmusios po 1, 2, 3 gap years. Ir jos vis tiek laimingai įstojo, gerai mokosi ir nesusiduria su problemomis. Dalis iš ko man gap year labai padėjo, tai yra dėl to, kad labai nuėmė tą stresą nuo mokyklos, kadangi ypač 12 klasėje tai jau baigi, ateina valstybiniai egzaminai ir tiesiog labai daug susideda streso, labai daug susideda, kad atrodo, kad tu bėgi ir niekada nesustoji. Ir aš manyčiau, jeigu aš būčiau įbėgus ir į universitetą, tiesiog būtų buvę daug sunkiau prastumti per tuos metus. Tačiau pasiėmiau gap year tikrai nuoširdžiai ir patinginiavau, ir padirbau, ir tiesiog leidau laiką susikaupti į save, suprasti, ko aš noriu, ir tas man kaip tik daug labiau padėjo, kai aš stojau į universitetą. Kadangi aš tai tikrai žinau, kad taip, tai yra, ko aš noriu studijuoti užsienyje, aš noriu, ypač studijuoti Švedijoje, ir tiesiog jaučiausi daug drąsiau apie savo pasirinkimą. Taip, tai aš tau irgi pritariu, manau, kad čia tikrai nėra, kad sunkiau ir netgi, pavyzdžiui, Barboros ar ne atveju, būtent į šią programą, kurią studijuoja Barbora, net ir nelabai yra galimybė įstoti būnant 12 klasiai, nes stojant reikia turėti brandos atestatą arba jį pateikti anksti ganėtinai. Tai brandos atestatai būna Liepos vidury panašiai, tai realiai įspėti įstoti ir pradėti studijas būnant 12 klasiai net neįmanoma yra. Tai va, tai gap yearas visai geras sprendimas. Kitas klausimas, matau, klausė vėl grinai Barbora, kaip priėjai prie sprendimo studijuoti būtent biomediciną? Kokiam žmogui rekomenduotum tokias studijas? Aš pati priėjau prie biomedicinos dėl to, kadangi, kaip ir minėjau, man visą gyvenimą labai patiko gamtamoksliai. Mane visada žavėjo šis studijų sritis. Aš visada žinojau, kad aš noriu ateityje ypač dirbti laboratorijoje. Aš ypač turėjau didelio noro būti gydytoja, kalbėti su pacientais ir juos gydyti. Ir kadangi aš žinojau, jog tai nėra man darbas, aš pradėjau fokusuotis į tai, ko aš norėčiau. Ir tai yra, kaip minėjau, tas visas background research, kas įeina į mediciną. Ir prie biomedicinos specifiškai priėjau ieškodama universitetų ir studijų krypčių per kastų. Ir biomedicina buvo viena iš tų. Tai yra pakankamai nauja studijų sritis, kaip per pastaruosius metus. Mano pati programa yra pakankamai nauja. Tačiau
Mane jį labai sudomino, mane sužavėjo ir aš rekomenduočiau šitas studijas pirma kažkam, kas mėgsta darbą laboratorijoje. Tai yra pakankamai svarbu, kadangi mes tam praleidžiame daug laiko, mes apie tai daug kalbame ir tiesiog tu žinai, kad tu savo ateitį turbūt leisi ar laboratorijose, ar kažkaip susijusiai su research. Ir aš taip pat rekomenduočiau kažkam, aišku, kam patinka gamtamoksliai. Neikit čia, jeigu jums nepatinka gamtamoksliai, aš nemanau, kad žiūrėtumėte tokios programos. Ir taip pat, kaip ir minėjau, čia yra daug grupinio darbo. Aš pati mokykloje, man buvo nei šis, nei tas, nei patiko labai, nei labai nepatiko. Tačiau čia tu turi su tuo susigyventi, kad jo yra daug. Nenoriu, kad tai kažką išgąsdintų, tačiau tai yra tikrai labai svarbi dalis Švedijos ir ypač šito universiteto, kad labai skatina bendrauti su kitais ir ypač dirbti su kitais. Ačiū. Taip, tai dar vienas klausimas irgi skirtas tau. Ar labai sunku patekti į Švedijos universitetus, norint studijuoti biomedicininius mokslus? Ir ar labai sudėtinga išsilaikyti finansiškai? Pirma, gal atsakysiu į finansinį klausimą. Tai kaip ir minėjau, aš esu išlaikoma savo tėvų. Mano išlaidos į mėnesį, sakyčiau, su nuoma yra apie 800–900 eurų. Ir supranti, kad tu tiek išleisi tiesiog paprastai gyvendamas. Jeigu dar įskaičiuoji kelionės namo ar kelionės kažkur kitur, tai aišku bus brangiau, gali siekti vidutiniškai ir apie 1000 į mėnesį. Tai su tuo tikrai labai reikėtų pasiplanuoti, pasižiūrėti, gal reiktų pasiimti paskolą ar Lietuvoje, ar tikrai iš anksto susižiūrėti darbų Švedijoje ar darbų nuotoliu. Na, o su tuo, ar sunku yra patekti į Švedijos universitetą? Tai į mano universitetą, taip, kaip ir buvo minėjusi Virginija, yra aukštesnė kartelė į Švediją, kad reikia turėti pažymių bent jau virš 7. Kadangi aš stojau su aukštesniu vidurkiu, man tuo atveju nebuvo problemų. Tačiau yra anglų kalbos testas. Aš laikiau CAE, Cambridge Assessment of English, ir tas tiko Linköpingui. Tad sakyčiau, tol, kol gerai mokaisi, tol, kol stengiesi ir nori patekti, tai pavyks. Jo, šiuo metu anglų kalbos testas tiems, kurie jau baigė mokyklą, iš vis nebėra būtinas. Jeigu jau turi B2 lygį, tai Švedijos stot galima ir be to. Taip, tai gerai, matau kitas klausimas. Ar Kastu tikrai suteikia nemokamą pagalbą? Ar galėtumėte padėti su stojimu į Italiją? Taip, tai į Italiją negalėtumėm dėja, nes nedirbam su šita šalim, bet dėl paslaugų, tai mūsų tos, kaip ir minėjau, ar ne, pagrindinės paslaugos konsultacijos yra nemokamos ir neribojamos. Visa ta pagalba, anketos pateikimas yra įstojimo mokestis, tai reiškia, kad jeigu įstoja žmogus, tai reikia sumokėti įstojimo mokestį 129 eurus, jeigu atsitinka taip, kad neįstoja, mokėti nieko nereikia. Taip, į kokias dar studijų programas teko siųsti paraišką? Klausimas Barborai. Aš taip pat pati buvau nusprendus siųsti į kitą universitetą dėl biomedicinos, tačiau į tą universitetą aš nepatekau, tačiau dėl to nebuvau ypač nusiminus, kai gavau teigiamą atsakymą iš Linköpingo. Taip pat aš buvau teikus prašymą į universitetus Nyderlanduose, kadangi tai buvo pakankamai seniai. Negaliu atsakyti į kuriuos tiksliai, tačiau žinau, kad buvau teikus prašymą į Animal Husbandry ir ten buvau patekus. Tačiau iš Nyderlandų atsakymą buvau sulaukus labai greitai ir laukiau iš Švedijos. Taip pat aš teikiau prašymus į universitetus Anglijoje. Buvau pateikus į maždaug 3, sakyčiau. Į visus patekau, tačiau kas nuo Anglijos dabar labai atstumia, tai yra po Brexito milžiniškos kainos. Apie 40 000 svarų į metus yra daug daugiau pinigų, negu mes galim sau leisti. Ir aš manyčiau, daug daugiau negu standartinis lietuvis galėtų sau leisti, kadangi, tai ypač jeigu programa yra 3 metai, tai susideda į 120 000, kas yra tikrai labai daug.
Tad dėl to aš labai rekomenduočiau Švediją dėl nemokamo mokslo ir dėl kokybiško mokslo. Tai va, tai kokybiškas mokslas gali būti ir nemokamas, nebūtina didelių pinigų kartais mokėti. Ačiū. Ar universitetas suteikia galimybę mokyti švedų kalbos? Taip, ir tai yra suteikiama nemokamai. Yra švedų kalbos pamokos, gali būti arba per Zoom, arba in person. Ir tu pasirinkai, kokio lygio tu esi, ir tu gali mokytis visus 3 metus. Renkantis lygiu ir tau nereikia nieko mokėti. Jeigu nusprendi mesti, taip pat nieko nereikia mokėti. Kad tikrai labai paprasta, labai greitai ir žinau iš kursiokų patirties, kad tikrai padeda ir su pagrindais ir jeigu nori daugiau išmokti. Labai gerai. Kitas klausimas. Galbūt galėtumėte papasakoti daugiau apie Vokietiją. Ar dažnai reikia IELTS egzamino, ar dažniau užtenka mokytis mokėti vokiečių kalbą? Taip, tai kaip ir minėjau, ar ne, Vokietijoje mokslas, jeigu norite į valstybinį universitetą, nemokamas, bet vokiečių kalba, tai jau čia reikės vokiečių kalbos. Tam mes organizuojam tas University Pathway programas, kad arba išmokti visai nuo nulio vokiečių kalbą, arba patobulinti. Na, tarkim, turi žmogus ten, nežinau, A2 lygį, nori patobulinti, tai vyksta į kalbų mokyklą, ten išmoksta iki C1 lygio ir paskui jau kalbų mokykla padeda su visu tuo procesu. Ir aišku, reikia oficialiai patvirtinti ir vokiečių kalbą, išlaikyti tam tikrą egzaminą. Tai va, ar esate padėję įstoti mokiniams iš IB programos? Taip, esame, tikrai būna mokinių tokių ir ne vienas. Ir irgi matau klausimas, ar IB studentams reikia IELTS egzamino. Tai ne, nereikia, nes jau automatiškai baigus šitą programą International, tai anglų kalbos egzamino papildomo nebereikia. Barbora, matau, kažką sakyt norėjo. Aš noriu labai greitai įsiterpti su šituo apie IB. Apie 70% mano kursiokų yra IB studentai. Tikrai galiu pasakyti, kad nesijausit vieni, jeigu esate IB studentai. Ir kad kiek žinau, kad IB tikrai padeda ypač su pirmais mokslo metais Švedijoje. Super, ačiū. Kokį darbą dirba žmonės baigę biomedicinos studijas? Tai yra kokios profesijos? Ar norint įstoti į biomedicinos studijų programą reikia labai aukštų pažymių? Kokie reikalavimai? Kokį darbą galite dirbti? Tai tikrai priklauso nuo to, į kurią pusę norite eiti. Kaip ir minėjau, biomedicina yra labai plati sritis. Asmeniškai galima fokusuotis, pavyzdžiui, eiti į tyrimus, kad priklauso į research komandai ir tada ieškai visokių grants, kad tau apmokestintų, finansuotų tavo darbą. Taip pat galima eiti dirbti į forensics, tai pavyzdžiui, darbas su policija ar su kariuomenė, kur yra tyrimi, pavyzdžiui, įvairūs narkotikai ir kitokios įvairios veikliosios medžiagos, taip pat ir vaistų. Galima eiti į industrinę pusę, kadangi mano programa kaip tik yra Industrial Biomedicine, yra viena iš dalių, tai į įvairias kompanijas. Kaip ir minėjau, vienas iš dalykų, ką mes mokomės, yra bioinformatika, tad jeigu pasirinkat eiti labiau tokiu, mes vadinam dry lab, tai yra sausa laboratorija, tai reiškia, kad tu dirbi su kompiuteriu, su programavimu, galima eiti ir į šią pusę. Tad pasirinkimas yra platus, priklauso nuo to, ko nori. Kaip minėjau, aš noriu eiti dirbti į laboratorijos, aš galbūt norėčiau dirbti su vaistais arba su įvairių medžiagų tyrimu. Tai čia yra mano specializacija ir mano fokusas. Ir taip pat, atsiprašau, dar apie reikalavimus. Kaip ir prieš tai jau buvau minėjus, kalbėjau, kad yra reikalavimai, kad reikia vidurkį bent virš 7 ir aš manyčiau, jeigu turit virš 7, to reikia tam, kad pavežt mokslus čia. Virš 8 iš tikrųjų, netgi reikėtų virš 8, jo. Ir netgi galiu, čia aš gal daugiau irgi pakomentuoti, ar ne, trumpai, kad reikalinga matematika, biologija, chemija. Šitie dalykai turėtų būtinai 8 arba daugiau būti ir bendras vidurkis turėtų būti jau nežemiau 8. Tai va, tai čia tokie pagrindiniai. Ir anglų kalba baigusiems jau mokyklą užtenka tiesiog, kad būtų B2 lygis įrašyta į atestatą.
Taip, tai toliau galime eiti. Matau, kad yra klausimas, ar yra kažkas, ką pirmaisiais metais būtumėte darę kitaip, ar padarėte kokių klaidų. Tai čia, manau, abiem galim ir Julija, ir Barbora turbūt galėtų papasakoti, gal kažkas tai kyla kokių minčių. Kažką kitaip, nežinau, kas nors, ko gal gailitės, ar gyvenamoji vieta, ar pačios studijos gal atrodo, kad kažkas ne taip. Na, klausimuose aš labai daug eterio užimu, tad užimsiu dar daugiau. Aš sakyčiau, kad iš anksto įsivelt su visom studentų asociacijom, kadangi tai tikrai labai padeda ir tokį boost duoda. Man pradžioje, kadangi aš esu labiau intravertė, aš į tą pusę labiau nejau, tačiau dabar, kai pagalvoju, tai būtų buvę tikrai labai smagu ir būtų praplėtę taip pat, kiek žmonių, aš žinau, tokį kaip social networks būtų didesnis. Tai sakyčiau dėl to. Būtum, žodžiu, daugiau, ar ne, įsivėlusi visus tos dalykus pirmais metais. Aš tai iš tokio gyvenimiško gal labiau, nes aš bent jau pati tikrai labai aktyviai visur dalyvavau, tai man atrodo padariau maksimumą, kiek galėčiau, bet čia užsirašiau tokį dalyką. 6 metais mes atradom su draugė tokį dalyką, kad čia yra labai populiarūs dalykai kaip thrift stores. Aš nežinau kaip lietuviškai, čia kaip padėvėtų daiktų, drabužių, žodžių parduotuvės. Apie ką noriu pasakyti, tai apie visokius puodelius ir visokius indus, nes aš bent jau atvažiavau į Olandiją mašiną, tai aš galėjau pasiimti, kiek aš norėjau dalykų. Žinoma, iš indų pusės tai neėmiau daug, bet pirmais metais mes ten ėjom pirktis, ten visokiose tokiose pagrindinėse, tokiose parduotuvėse, tie podeliai visokie tie patys ir panašiai. Ir šiais metais mes atradom thrift stores ir tokių gražių dalykų ten yra ir tokių pigių, ten po eurą gali nusipirkti, ten labai daug dalykų. Tai va čia gal tas vienas dalykas, kuris nelabai su mokslu susiję, nes su mokslas tai kaip ir viskas ok iš mano pusės. Gal dar tik tai, ką norėčiau pasakyti apie mokslus, ką aš išmokau, bent jau supratau, bet čia jau nieko nepadarysi. Aprašymai programų atrodo žiauriai super ir mane tai labai užkabino ir vis dėlto aš nesigailiu, bet pagal tai, kokius mes gaunam kursus ar ten kažką, ne viskas atitinka, kas yra aprašymuose. Ir va čia, kaip stojantysis žmogus, kaip čia žinot, nežinot, va čia nežinau. Bet tiesiog yra tam tikri dalykai, kurie arba tiesiog pasikeitė ir tu nežinojai apie tai, nes jie keičia programas, nežinau, turbūt vasarą, nežinau. Bet ir tiesiog tam tikri dalykai, ten, pavyzdžiui, pas mane buvo parašyta programai, ir tu esi suinteresuotas mokyti, ten žiūrėti, pavyzdžiui, ten senus filmus ir juos išmokti, analizuoti, ten panašiai. Kas skamba grinai tai, ką aš norėčiau išmokti, bet kitaip atrodo, nėra, kad tu ten sėdi ir visą laiką žiūri ir ten diskutuoji ir panašiai. Labai pas mane, kaip visiškai skirtingai negu pas Barborą, yra iš esmės individualaus labai darbo. Šie antrieji metai tikrai labai pasijautė tokia izoliacija tam tikra, nors turim žymiai daugiau grupinių darbų, bet vis tiek tie egzaminai, jie tiesiog pastovi vienas esi, kas man nėra kaip ir problema, bet šiais metais labai pasijautė, kad toks atrodo esi vienas. Žinoma, gali kažkaip nesijaust, bet tiesiog to darbo su savim labai daug yra. Bet kad ne visą laiką atitinka aprašymai tai, ką gauni paskui. Bet čia nežinau, kaip čia sužaisti. Tai jo, čia gali būti irgi, kaip tu sakai, ir tie programos pasikeitimai kažkokie, tai galbūt ko tikiesi ne visada tai būna, bet nebūna labai dažnai, tai pasitaiko tikrai tokių dalykų. Tai tiesiog labai išsižiūrėt ar ne, o jeigu atsitinka, tai gaila tada. Taip, tai Julija, ir tau dar vienas klausimas. Klausia tavęs, yra, kad tu, žodžiu, minėjai, jog gyveni Eindhovene, o studijos yra Nijmegen mieste. Gal galėtum patikslinti, kodėl gyvenimas, mokslas yra skirtingose vietose? Ne visai taip gyvenu tam pačiam mieste, kur yra universitetas. Ten labiau apie oro uostą ten pasakau, kad labai arti tiesiog. Arti. Bet yra žmonių, kurie taip daro. Žinoma, viskas turbūt priklauso ir nuo šitų apgyvendinimo situacijos.
Aš gyvenu savo mieste, moku savo mieste, ačiū Dievui ir žinoma, viskas yra žymiai paprasčiau, nes tiesiog viskas greičiau ir pasiekiama ir panašiai. Yra žmonės, kurie gyvena kitose miestuose, kaip net sakiau, net ir Vokietijoje, tai net ir kitoj šalyje gali gyventi, bet tada yra truputį sudėtingiau. Yra žmonių, kurie turi mašinas ir tada jie su mašinom gali važinėti, tai jiem iš viso be problemų. Nu, bet žinoma, kuras, mašina, ten kiti dalykai. Tai nežinau labai, ar galiu čia atsakyti šitą klausimą, bet gyvenu tam pačiam mieste kaip ir universitetas. Supratau. Tada klausimas Barborai, ar galite patikslinti, kur ten, kada ir kaip reikia registruotis, kaupti pirmumo taškus? Tai čia turbūt dėl būsto, kur pasakoji. Taip, aš atsakysiu į tą klausimą ir nusiųsiu linką. Ir registruotis tiesiog iš karto, kai atsidarot svetainę, ten yra, kad login ir tada pasirinkai, kad kurti account. Tam, kad rinkti taškus, nieko pačiam daryti nereikia, kadangi už kiekvieną dieną, kada turi paskyrą, yra 1 taškas. Tiesiog reikia įsiregistruoti kas gal 6 mėnesius, kad vėl prisijungti tiesiog, tam, kad paskyra nebūtų ištrinta ir kad taškai nenueitų veltui. Tai tikrai yra labai, labai low effort, kad tikrai nereikia daug pastangų įdėti į tai ir tiesiog pasidaryti accountą ir žiūrėti. Tai štai čia išsiunčiau. Viliuosi, kad gavote čatą. Manau, kad jo įkrito. Ačiū. Taip, tada dar vienas klausimas. Sveiki, ką daryti vaikinams pasikeitus įstatymui dėl kariuomenės, ar nestoti, ar universitetai turi kažkokius studijų atidėjimo mechanizmus? Ačiū. Taip, nu čia šiaip geras klausimas, sakykime, ar ne, mes kiek esam susidūrę, tai vis tiek 12-okai stoja, vaikinai irgi stoja, ne tik merginos ir kaip ir viskas tvarkoj būna, kiek yra man tekę girdėti ir žinoti, tai kariuomeniai dažnai pakanka pateikti dokumentą, kuris, kaip sakant, kuriame parašyta, kad žmogus planuoja studijuoti, ar ne, gavo pakvietimą studijuoti ir kaip ir pakanka tokio įrodymo tam, kad atidėti. Nežinau tiksliai, kiek keitėsi kokie tie įstatymai, bet iki šiol visada pakakdavo, jeigu tai yra pirmosios bakalauro studijos. Tarkim, antrom bakalauro studijom jau kaip ir nebetiktų tas pats. Tai Barbora, matau, dar kažką dadėti nori. Aš tiesiog noriu pridėti, aš labai aiškiai esu ne vaikinas, tačiau mano kursiokas lietuvis, jis yra ir jis buvo šauktas. Tačiau žinau, kad nors buvo truputį galvos skausmo, kaip susitvarkyti su visom lietuvių įstaigom, tačiau buvo įtvirtinęs įrodęs, kad taip, jis yra studentas ir kad viskas yra kaip ir normaliai. Ir jis toliau studijuoja laisvai ir nebuvo nieko ten, kaip čia sakius, kad praleido, nepasirodė. Tad iš to, kiek galiu pasakyti šono, kad matau, jog žmonės susitvarko ir lietuviai. Taip. Taip, nes šiaip jo universitetai tai nėra taip, kad tu gali įstoti ir tada atidėti studijas metams, taip dažnai nebūna, ta prasme, reikėtų planuoti tada stojimą jau tada, kai tikrai planuojama išvykti. Taip, tada ar dirbate su Šveicarija? Ne, su Šveicarija nedirbam, šalis, kuriuom dirbat, galite rasti pas mus puslapyje kastu.lt. Klausimas Barborai, ar teisingai suprantu, kad šiame universitete biomedicina yra vienintelė anglų kalba dėstoma programa, turiu mintyje bakalauro studijas? Tai čia aš galiu turbūt atsakyti, kad iš esmės taip, Kastu siūlo vieną programą į bakalaurą ir tikrai yra daug programų magistro būtent šitame universitete, kuriam Barbora studijuoja. Taip, tada klausimas Julija, ar galima būtų kažkaip su jumis susisiekti, jeigu turime daugiau klausimų, nes ketiname stoti į Radboud. Ačiū. Taip, aš kaip tik parašiau savo Gmailą, tai galit visi atsakyti. Ir taip pat atsakinėjau į kitą klausimą. Bet galiu ir dabar atsakyti, kad vėlgi pasikartosiu, kad gyvenu Naimegene, ne Eindhovene, tai Eindhovene nežinau. Bet dėl Naimegeno irgi tiesiog galite man parašyti laišką ir aš jums galiu visas lokacijas numest, kiek esu pati apvažiavus. Tai va, tai kontaktą turite Julijos, Barboros irgi prieš tai buvo įdėtas skaidras, gali dar vieną Barborą savo, gal irgi paštą numesk, jeigu kam bus, kas nespėjo su skaidrę pamatyti. Taip, klausimas dėl motyvacinio laiško, ką maždaug rašėte, ar buvo tam tikri kriterijai?
Tai buvo taip seniai, kad aš nuoširdžiai nieko Nebeprisimenu. neprisimenu. Bet aš galiu greitai pasižiūrėti, nebent Barbora dabar kažkaip gali užpildyti eterį. Ar Barbora tau teko motyvacinį laišką rašyti? Taip, ne Švedijai, kas yra, aš sakyčiau, pliusas, kadangi nuima streso truputį. Tačiau aš rašiau juos į Angliją, rašiau juos į Nyderlandus. Ir sakyčiau, ką bent jau aš rašiau, tai yra taip, kad gražiai apie save rašyk. Kad kažką, kaip tavo, kokias savybės turi ir iš kaip tas savybės gali parodyti, kaip pavyzdžiui, kaip aš rašiau, kad, bendradarbiavimas su kitais, darbas su kitais, atsakomybė, pareigingumas ir tas ateina iš to, kad aš orkestre grojau ir tikrai ilgą laiką. Ir, čia toks labai supaprastinimas, bet pasirinkti kažką, kas yra įdomiausia apie jūs, kažkas, kas parodo, kokius sugebėjimus turit. Aišku, per daug neišaukštit, nes tada skambės labai taip, arogantiškai, bet nebent tiek galėčiau pasakyti. Taip, tai manau, tam tikrus sugebėti ar ne paversti galbūt savo kažkokias veiklas, savybės ar ne, arba galų gale negi tą patį gap yearą, jeigu turėjot ar ne, paversti į pliusą ir parodyti, kaip tai yra pliusas ar ne, kad spėjot apgalvoti ir tikrai tvirtai nusprendėt, kad čia norit arba ten kažkas tai tokio. Ir dar įmečiau nuorodą kastu.lt, pas mus irgi yra motyvacinis laiškas, kaip rašyti jį, tai galit paskaityti, gal rasit kažkokios tai naudingos informacijos. Jo, aš dar dabar atsiverčiau, žiūriu, galvoju, kaip seniai buvo, bet iš esmės, jo, ką ir minėjo Barbora, iš esmės, jeigu yra tam tikri įgūdžiai, kuriuos kažkur įgavote, tai tiesiog paminėti tai ir bent jau ką aš darau, tai aš, žodžiu, bandžiau įrodyti, kodėl būtent šita programa man, tinka, kadangi prieš tai minėjau, kad man tų analitinių norėjau daugiau įgūdžių ir panašiai, tai aš ir aiškinau, tos mano tie įgūdžiai, ką turėjau prieš tai, ten, pianinu grojau, ten su filmais labai daug dalykų dariau, kaip tai man, kokius įgūdžius įgavau ir kaip aš galvoju, kad būtent šita programa man padės dar toliau, kažką ten papildyti. Ir žiūriu, kad mano paskutinis buvo paragrafas būtent apie tai, kodėl būtent šita programa, kuo jinai išsiskiria. Ir labai dažnai šitas padeda ir netgi dabar rašant savo motyvacinį laišką į Erasmuso mainus, jie to paties iš esmės prašo, kad tu nurodytum, kodėl būtent šitą pasirinkai, kuo jisai išsiskiria, ten nežinau, kažką. Tai iš esmės apie tai, bet ir žinoma išmokti save pristatyti labai paprastai. Tai bet aš pamenu irgi rašiau pagal kastu tą template. Kažkokias gairias. Instrukcijas, jo. Jo, nes neprisimenu, ar universitetas būtų davęs kažką, tikrai nuoširdžiai neprisimenu, bet dariau pagal kastu iš esmės. Taip, ir matau paskutinis klausimas, tai Nojus rašo, pastebėjau, kad reikia išlaikyti brandos egzaminą bent 8 ekonomikos tam, kad įstoti į Švedijos universitetą. Tačiau stojimas į universitetus vyksta iki kovo 1 dienos. Kaip tas veikia? Tai čia turbūt turiu omeny, kad Švedijos universiteto ekonomikos programa, tai kito universiteto negu Barbora studijuoja ir 8, tai ten turime omenyje, kad pažymį turėti 8, ne egzaminą išlaikyti, nes dažniausiu atveju egzaminų rezultatai net nėra svarbus stojant į užsienį, labiau yra svarbus pažymiai, nes 12-okai, jeigu stoja į užsienį, dažniausiai stoja su pažymiais, o atestatus pateikia vasarą. Tai čia yra svarbu 8. 8 bendras vidurkis, 8 ekonomikos studijų atveju iš istorijos, geografijos arba ekonomikos, tai kombinacija tam tikra turėtų būti. Tai ir kaip matau, jau žmonės rašo ačiū, tai klausimų naujų nebeturim. Manau, ir taip nemažai atsakėm, daug merginos papasakojo, tikrai buvo labai įdomu jūsų klausytis ir išgirsti, kaip jums sekasi. Tai labai smagu dėl to. Tai ačiū Julija, ačiū Barbora, ačiū visiems, kurie klausėt ir buvot su mumis šį vakarą. Ačiū labai jums. Ačiū. Gero visiems vakaro ir iki kitų kartų. Viso. Gero vakaro.